tėvynę ąžuolai sustojom, už jos laisvę sakalais pakilom, už jos šlovę vėliavom pražydom, už jos tiesą laužus liepsnojom, už jos grožį saulėmis tviskom, už jos garsą griaustinius sugriaudėm, už save suklupom žolele. Taip jau mūsų tautos istorija susiklostė, kad kiekvienų metų pradžioje mes 3 kart suklūstame ties valstybės savitumo, tautiškumo, laisvės savokomis. Švenčiame 3 svarbes, išdidžias mūsų tautos šventes. Laisvės spalva pražystančią sausio 13-ąją, viltingai nušvintančią vasario 16-ąją ir pavasariškai žvalę pasitikėjimo šviesos kupiną kovo 11-ąją. Gerbėmieji šio minėjimo dalyviai, brangūs svečiai. Pavasario pradžia, tai ryškėjantys saulės spinduliai, tai paukštelių virpenantys čiulbėjimai, tai nebesuvaldomas upelio čiurlenimas. Taip bunda, taip atgimsta gamta. Tokiu pat metu, prieš 23 metus, kovo 11 dieną, pabudo ir Lietuvos žmonės, paskelbdami pasauliui savo apsisprendimą gyventi laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje. Mėly ukmergiškiai, šiandieną mes švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Nuoširdžiai sveikinu jūs visus ir kartu su jumis džiaugiuosi, kad 1990 metais mes visi nepriklausomai nuo tautybės, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, buvome kartu ir buvome vieningi.